Į rankas imdamas gitarą, Emilis jau galvoja apie ateitį. Aš kai baigsiu mokyklą, tai muzikantų norėsiu, tai šiaip tapti. Kažkaip daugiau negalvoju apie nieką. Šiandien svajoti Emilis gali drąsiau, tačiau kiek daugiau nei prieš metus tai atrodė beveik neįmanoma. Sutinus berniuko kojai, šeima kreipėsi į gydytojus. Po daugybės tyrimų Emilis ramiai laukė savaitgalio. Deja. Penktadienį irgi buvau iš ryto jau išvykęs ten darbo reikalais į Panevėžį, žmona pusė kažkur 10 paskambino, ašarojo, beveik nieko neištarė. Tai nurodė tik tai gruodžio 22 į biopsiją, ir prasidėjo mūsų kelias. Osteosarkoma – piktybinis kaulo navikas. Agresyvių gydymo priemonių teko imtis nedelsiant. Ligoninėse man buvo nemaloniausia, kad ten nuo chemoterapijos pykindavo, vemė visi pykina. Liūdna, kad nenoriu prisiminti. Gydymas buvo agresyvus, alinantis, sudėtingas. Viltį palaikė noras gyventi ir svajonės. Viena jų – turėti didžėjaus pultą ir vieną dieną. Niekada nepamiršiu to jausmo, kai nuvažiuoji į ligoninę, ypač į vaikų skyrių, ir pamatai, kokios ten dienos. Kiekviena diena yra tarsi svajonė. Gyvenimas yra gyvenimas ir tu nieko su to nepadarysi. Bet ką mes galime padaryti dabar, sveiki žmonės, tai yra bent jau išpildyti tų vaikų svajonės, nuvažiuoti pas juos. Tai nieko praktiškai nekainuoja, bet jiems duoda labai daug. Emilis pradėjo sveikti. Šiandien jis daug stipresnis ir toliau gali siekti savo tikslų. Už pergalę gyventi. Už pergalę gyventi. Už pergalę gyventi. Už muziką, kuri keliauja iš širdies į širdį. Už mūsų visų gerumą, kuris padeda įveikti net sunkiausią kovą.